Kas yra patalpų vėdinimas ir kam jis reikalingas? Atrodo paprastas klausimas, atsakymą atrodo į jį visi žino, bet kadangi ir statybų technologijos tobulėja, ir vėdinimo technologijos tobulėja, ir patys pastatai tobulėja, atsiranda vis daugiau visokių įrenginių, tai atrodo paprastas klausimas darosi vis sudėtingesnis. Tai yra painesnis, gal tiksliau tiktų žodis, painesnis, nes anksčiau buvo paprasta, prieš kokių 40-50 metų atidarai langą ir vėdinasi, dar jeigu yra ventiliatorius vonioj, šachta kažkokia vonios patalpose ar taip tualete ar kokiam virtuviai ir viskas, vėdinimas atrodo yra ir daugiau nieks nesukdavo galvos apie dar kažkokį papildomą vėdinimą. O kodėl tai būdavo, kodėl nesukdavo galvos? Todėl, kad pastatai nebuvo sandarūs ir tas vėdinimas natūraliai vykdavo per nesandarius pastatus, nesandarias konstrukcijas, sienas, langus, jungimus įvairius, stogus. Kaip juda tas oras. Jisai namuose, jeigu šilta, o lauke vėsiau negu namuose, automatiškai slėgis skirtumas ir šiltas oras stengiasi, plečiasi, stengiasi įsiveržti. Jeigu jis kažkur įsiveržia, pro nesandarumus kažkokius tai pastate, jis automatiškai kažkur ateina. Toksai judėjimas vyksta, tas vadinamas natūralus vėdinimas. Jeigu yra sandaresnis pastatas, iškart šitas procesas vėdinimo, kuris vyksta nesandaruose pastatuose, kaip sakant, jo vyksmas šito proceso mažėja ir kartais jis gali, jeigu sandarus šiuolaikinis pastatas, iš viso sustoti. Ir tada prasideda klausimai, ar pakanka vien šachtų, kurios dažniausiai būna įrengtos namuose sanmazguose, tualetuose su voniom, šachtos virtuvės zonoje kažkur tai, kad jos, tarkim, ištraukinėja orą ir lygtai tas vėdinimas vyksta. Dar tiesa būna, galima rasti šachtų pridaryta ne tik šituose patalpose, bet būna pridaryta ir kambariuose gyvenamuose. Ir visi tokie atvejai kartais painioja, žmonės atrodo, tos šachtos yra ir tos vėdinimas vyksta. O iš tikrųjų su šachtom vėdinimas vyksta dažniausiai tik tada, kai atsidaro langas. Atsidaro langas, tada šviežias oras ateina, o šachtoj trauka dėl ko susidaro? Dėl kad slėgis viršų dažniausiai būna šiek tiek žemesnis negu pačioj, susidaro šachtai trauka natūraliai ir ištraukinėja. Tada per langą oras ateina, praveria langą, o per šachtą išeina. Tai va, kai toks vėdinimas vyksta, tada vėdinasi patalpos. Galima taip pavadinti šitą procesą vėdinimu natūraliu. Bet visos bėdos su natūraliais vėdinimais yra tame, kad jis nekontroliuojamas. Visiškai nekontroliuojamas, jis nežino, kiek kubų ateina, kiek išeina, kur nueina jie, kas labiau ateina, tarkim, ar šaltis ateina, tarkim, kai laukia jau žema temperatūra, ar šviežio oro daugiau ateina, ar tam tikrose vietose dulkių daugiau ateina negu šviežio oro, ir kvapų su dūmais. Bėda šito vadinamo natūralaus vėdinimo, jis nekontroliuojamas. Dabar, kai atsirado įrenginiai, kondicionieriai, vandens ventiliatoriai tiesa jau senai atsiradę, senai jie montuojami. Gartraukis irgi žinomas daiktas daugelį virtuvių, daugelį žmonių. Nereikia čia turbūt pasakoti. Sieniniai mini rekuperatoriai atsirado. Centriniai rekuperatoriai su visa centrinė vadinama sistema, kur ortakius vedžioja per visus namus, po lubom dažniausiai per vienus ortakius oras paduodamas, per kitus ištraukiamas. Lubiniai ventiliatoriai, aišku, Lietuvoje tai retas dalykas, bet pasitaiko. Pastatomi ventiliatoriai dažnesnis dalykas jo. Langinės ir sieninės orlaidės, žinot, kaip languose būna, tokio šitoje vietoje įrengta orlaidė. Būna sieninės orlaidės, jos labiau tinka mūsų klimatui. Tada oro valytuvai, drėkintuvai, sausintuvai, visi šitie įrenginiai painioja, ypač painioja kondicionierius. Aš dažnai sutinku žmonės, kurie mano, kad jeigu kondicionierius yra, tai vėdinimas yra ir jeigu jis veikia. Tai va, tai kas yra tas vėdinimas? Vėdinimas yra
taip apibrėžčiau buitiškai paprastai, kad suprantame, kad kiekvienam, tai yra, kai kažkur tai, pažymėsiu raudonai, atidirbęs oras, tarkim, išeina iš namų, o kažkur tai šviežias oras į namus ateina. Kai šitas procesas vyksta, šitas atidirbtas oras, kaip sakant, su kvapais, su dulkėm, su mūsų prikvėpuotų CO2, išeina į lauką ir ateina šviežias iš lauko. Nu, šviežias dažniausiai būna normaliai pas jį su CO2, su deguonies kiekiai, su kvapais, su viskuo. Ir jeigu šis procesas pastoviai vyksta, vėdinimas reiškia vyksta. Kam jis reikalingas dabar, šitas procesas, vėdinimas vadinamas. Į patalpas ateina oras ir iš patalpų išeina. Daugelis irgi šitoje vietoje mano, kad vėdinimas, ir čia aš sakyčiau labai daug žmonių mano, kad vėdinimas reikalingas tik žmonėm. Nu, tasme, žmonės gyvena, vaikšto, reiškia, reikia vėdinimo. Išeina, galim išjungti, uždaryti, visko, nereikia vėdinimo. Realiai, jeigu pastatas sandarus, viskas labai sandariai uždaryta, vėdinimas nuolatos reikalingas. Nes kai, nors žmonių ir nėra, bet kai nevyksta šitas procesas, nuolatinis oro ateimo ir išėjimo, gaunasi, kad vis tiek kažkiek kvapai išsiskiria, kažkokie tai daiktai yra namuose, kažkokia drėgmė atsiranda kažkur tai. Ir visi tie dalykai, kurie atsiranda namuose, kvapai, drėgmė, įvairios, nu, ten su dulkėm gal rečiau, bet kažkokie ore procesai vis tiek vyksta. Ir jeigu jie, kaip sakant, vyksta savaime, uždaroj patalpoj, dažniausiai ties visas kvapai ir drėgmė pradeda kauptis konstrukcijose, balduose, sienose, lubose, grindyse, visur, ta prasme. Šitie dalykai pradeda kauptis, ypač jeigu drėgmė kažkiek padidėja, tokiu atveju, tai iš vis negerai. Ta drėgmė pradeda į konstrukcijas eiti. Įsivaizduokit, drėgmė po truputį į konstrukcijas eina ir ten kaupiasi. Kai konstrukcijas patenka drėgmė, net jeigu nelabai didelė, neviršė ten tos normos, kad jau tekėtų, drėgmė laikytųsi ant sienų, bet vis tiek kažkiek tai jos patenka tenais. Gaunasi pačios konstrukcijos, jeigu kaip sakant, jos savo savybės kažkiek praranda. Jos nėra pilnai sausos, kokios turi būti, nėra tokios, kokios turi būti su tom porom savo. Ir, ta prasme, pats pastatas jisai jau, kaip sakant, kenčia nuo to, kad nėra nuolatinio vėdinimo jame. Todėl, ypač jeigu medinės konstrukcijos viduj, tai čia iš vis ir didesnė drėgmė, ir nėra vėdinimo, nu, tarkim, didesnė drėgmė užtenka, kad virš 50 kažkiek laikytųsi. Jau tas viskas su dulkėm kartu, su visa drėgmė, kaupiasi sienose, balduose, rūbose. Ir, nu, dar kitas dalykas pastebėjau, kas vyksta, tai šiltas oras dažniausiai natūraliai, uždarose patalpose šiltas oras kyla į viršų, kaip suprantat, žinot, pagal tą fiziką, kad šiltas oras, su juo kažkiek kyla dulkės ir tupia kampuose. Ir gaunasi, jeigu vėdinimo nėra, dažniausiai kampai prie lubų pradeda juoduoti, nu, tas dulkės su ta šiluma pakyla ir tupia tenai. Jeigu visiškai sandarus, visiškai nevėdinimas patalpos. Tai va, tokį procesą pastebėjau vykstantį, kad užtenka visai nedaug laiko po remonto, kad jau pradėtų tamsėti sienos, šviežiai padažytas. Tai va, čia labai, sakyčiau, svarbus dalykas. Suprasti, kad šiuolaikiniam pastate jisai sandarus, aplink langus sandarus, langai sandarus, viskas sandariai konstrukcijos padarytas. Jis kai uždarytas butelis plastikinis, šiuolaikiniai namai. Ir jeigu jūs išjungiat vėdinimą, kai išeinat, ta prasme, kenčia namas. Nerekomenduoju to daryti. Bet aišku, pagrindinis dalykas, kam reikalingas vėdinimas, tai yra, kad būtų kuo, kaip sakant, šviežias oras kvėpuoti. Tai va. Iš visų šitų dalykų vėdinimą gali atlikti vonios ventiliatoriai, bet ne kiekvienas tik specialus. Visi dažniausiai, kurie parduodami senukose, neatlieka. Čia kažkada kitą video pakalbėsiu apie tos ventiliacijos ventiliatorius, čia labai plati tema. Kondicionierius ką daro? Jisai tik aušina orą. Ką jis daro? Kai kondicionierius kabo pas jūs ant sienos,
kažkur tai, jisai ką daro, jisai orą iš namų per viršų ima šiltą, atšaldo jį, per radiatorius praeina, atšaldo ir per apačią išleidžia jau atšalusi. Ir, kaip sakant, ratu suka namų orą. Ta prasme, jis nevėdina. Iš šviežio oro kondicionierius iš niekur nepaima. Į lauką išeinantis blokas, tas, kur lauke stovi nuo kondicionieriaus. Ir sukasi. Per šitą bloką vaikšto tik tai freonas, šitas ta prasme, per vamzdelius vaikšto skystis arba dujos, kurios būtent šaldo šitoje vietoje, šitoje vietoje šaldo, kad, ta prasme, atšaltų, tik tai, kad šitas radiatorius būtų šaltas. Oras šviežias neateina per kondicionierių. O šitą irgi reikia žinoti, atrodo paprastas dalykas, bet atrodo daug kas žino, bet yra nemažai žmonių, kurie dar šito nežino. Ir galvoja, kad kondicionierius šviežią orą duoda, nes kas vyksta, ypač kai karšta namie, jeigu įjungiat kondicionierių, jis ataušina, susidaro vėsesnis oras, jos slėgis mažėja, susitraukia ir tokia gaiva atsiranda. Ir atrodo, dėl tos gaivos šviežias oras, bet iš tikrųjų jisai nešviežias. Jeigu nėra pritekėjimo iš lauko, jisai tiesiog atšaldytas. Atskirai padaryta, be kondicionierius pritekėjimo iš lauko, jeigu nėra padaryta, reiškia kondicionierius nevėdina. Gartraukis, ką jis daro, jeigu jūs įjungiat, jisai stipriai ištraukinėja orą, stipriai vakumuoja patalpas. Jeigu langai uždaryti, dažniausiai gartraukis taip išvakumuoja patalpas, kad net neturi iš ko ištraukti ir nejuda tas oras, nieko jis neištraukia. Todėl gartraukis, galima pasakyti, vėdina tik tada, jeigu praveriat langą. Jeigu praveriat langą, tada jau gartraukis vėdina. Kiek jis kubų ištraukia, tiek kubų ateina, tada vėdinimas vyksta. Tarp kitko, aš šitą dalyką dažnai naudoju, jeigu kažkur gyvenu ten, kur nėra vėdinimo, tai tiesiog aš praveriu langą, įjungiu gartraukį, labai geras ir stiprus prietaisas gartraukis greitam, pilnam patalpų išvėdinimui. Jeigu langą kažkur praverėt ir gartraukį įjungiant, visų greičiau labai greit išeina atidirbtas oras ir ateina šviežias oras. Aišku, jeigu lauke vėsu, tai galima greit atšaldyti namus. Taip. Tada centriniai rekuperatoriai, čia žinomas dalykas, irgi visiškai atskira didžiulė tema, kaip jie vėdina. Lubiniai ventiliatoriai irgi yra kondicionierių pakaitalas, jie nevėdina, jie ant lubų kaba. Labai negražiai nupiešiau, sukasi. Ir tiesiog orą varinėja, kad jis maišytųsi. Tarp kitko, kai aukštas lubas, lubiniai ventiliatoriai labai gerai žiemą, kai kyla šiluma į viršų, jie tą šilumą nuleidžia ir sumaišo, ne visur vienodą pasidaro. Tai irgi vėdinimo netlieka, pastatų vėdinimas netinka kalbėti apie lubinius ventiliatorius. Jie tiesiog varinėja orą, dėl to oro judėjimo tiek lubiniai, tiek pastatomi ventiliatoriai, kurie pučia jūs, vėsumą kūrė, dažniausiai vėsina. Oras juda ir vėsiau namuose pasidaro. Tai iš principo lubinis ventiliatorius ir kondicionierius atlieka tą pačią funkciją. Tik kondicionierius stipriau šaldo, lubinis ventiliatorius tiesiog praputinėja, kaip ir pastatomi ventiliatoriai. Langinis sieninės orlaivis, tarp kitko, irgi svarbi tema didelė, reikės kažkada apie ją pašnekėti. Daug kas galvoja, kad pastato langinę orlaidę, viskas, vėdinimas yra. Pastatėm langinę orlaidę, išpjovėm ir vėdinimas yra. Iš tikrųjų, vėdinimas visiškai dažniausiai nebūna. Langinės orlaidės stovėjimas lange, tai čia vos praviras langas. Ta prasme, kažkiek tai gali ateiti oro, bet gali ir išeiti. Gali iš vis stovėti ir nejudėti, arba vos judėti, labai mažai kubų. Toks gaunasi, kaip pradžioj sakiau, natūralus vėdinimas nelabai kontroliuojamas su ta langinė orlaidė, jeigu nepravira. Ir gali net per ją labai daug šalčio eiti, o šviežio oro nelabai ateiti. Jeigu ten kažkokie vėjai, kažkoks apšalimas, bet nėra padaryta tas, kas turi būti prie langinės orlaidės, kita padaryta, čia jau kitų video tema, šitų pasakojimų apie vėdinimą tema, kaip padaryti, kad per orlaidę vėdintųsi. Bet vien orlaidę
neatlieka vėdinimo, reikia šitą žinoti, nes vien orlaidė taigi elementaru, tas pats, kas vos praveras mikroventiliacija lango, beveik niukom nesiskiria. Bet jau vis tiek orlaidę galima priskirti prie vėdinimo įrenginio ir sieninė orlaidė tiesiog išsigrėžia skylė ir specialūs difuzoriai susideda, kad oras judėtų tiesiai iš lauko į namus arba iš namų per orlaidę. Bet vėl, kad šitie dalykai veiktų, tiek sieninės, tiek langinės orlaidės reikia papildomų įrengimų, specialių ventiliatorių. Tai va, apie juos kitą kartą papasakosiu. Tik tada, kai specialūs ventiliatoriai ištraukinėja pastoviai orą namuose, tai yra kuria vakuumą, tik tada per orlaides pradeda tekėti pastoviai oras ir tada prasideda vėdinimas. O vien orlaidės be tų specialių ventiliatorių, kaip dar kartą kartojosi, nieko jis nevėdina. Nu kaip nieko, kažkiek labai mažai. Tai va, oro valytuvai, drėkintuvai, sausintuvai irgi, žinot, pastatomas daiktas įjungi, jisai į save orą įtraukia namų ir kažką su juo padaro. Arba iš jo drėgmę ištraukia, arba į jį drėgmės įdeda, kaip sakant. Ir išpučia jau tą, arba labiau padrėkinta, ar labiau išdžiovinta. Irgi principas jo darbo kaip kondicionieriaus. Ratų suka orą, jis nevėdina. Kaip ir valytuvas. Ratų suka orą, kažkiek jį nuo dulkių išvalo. Tai irgi čia nevėdinimas. Tai va. Tai gal kažkiek bus aiškiau. Tai dabar apibendrinti, kas yra vėdinimas. Vėdinimas yra, kai specialūs vonios ventiliatoriai yra įrengti, skirti vėdinimui ir veikia. Vėdinimas yra, kai gatrokis įjungtas ir atidarytas langas. Kai gatrokis išjungtas, aišku, yra uždaryti langą, vėdinimo nėra namuose. Kai paprasti ventiliatoriai standartiniai iš senukų sudėti, kurie tik karts nuo karto įsijungia, irgi vėdinimo nėra. Kondicionierius, kai veikia, vėdinimo nėra. Sieniniai mini rekuperatoriai, kai veikia, vėdinimas yra. Jau galima priskirti, kad vėdinimas vyksta. Centriniai rekuperatoriai, kai yra ir veikia, vėdinimas vyksta. Lubiniai ventiliatoriai ir pastatomi ventiliatoriai veikia, viskas, vėdinimo nėra, nevyksta vėdinimas. Langinės ir sieninės orlaidės, jeigu vien tik jos, vėdinimo nėra. Jeigu yra specialūs įrengti prie jų vonios ir kitokie aukšto slėgio nuolatinio veikimo ventiliatoriai, tada langinės ir sieninės orlaidės tampa vėdinimo įrenginiais. Na ir oro valytuvai, drėkintuvai, sausintuvai nėra vėdinimo įrenginiai, neatlieka vėdinimo. Ir dar kartą apibendrintai, pagrindinė užduotis vėdinimo tai yra, kad šviežias oras su didesniu kiekiu deguonies ir mažu kiekiu CO2 ateitų į namus ir jūs jo kvėpuotumėt, ir nekvėpuotumėt, kaip sakant, iš oro, kuriame daug CO2. CO2 matuojamas yra matuokliai, tai jeigu pamatuot CO2, jeigu jis viršia 1000 ppm, tai va tokiam ore jau negerai būti, sveikatai kenkia. Tai pagrindinė užduotis vėdinimo ir yra ne dulkes mažinti, ne vėjų sukelti namuose, ne atšaldyti, ne išvalyti, ne drėkinti. Pagrindinė vėdinimo užduotis yra iš principo mažinti CO2 kiekį ir drėgmės kiekį, dar galima sakyti. Pagrindinis užduotis CO2 kiekį mažinti, drėgmės kiekį mažinti ir palaikyti tą nuolatinį oro judėjimą. Jeigu šitie procesai vyksta, nuolatinis oro judėjimas vyksta, tai yra kažkiek ateina oro, kažkiek išeina, CO2 nedidėja ir drėgmė normali, galima sakyti, vėdinimas vyksta namuose. Va taip apibendrintai galima pasakyti. Ir galima sakyti, patalpoje vėdinimas yra. O jeigu šitis procesai nevyksta, tai yra CO2 nekontroliuojamas, didėja ir būna kartais labai didelis, drėgmė nekontroliuojama arba kontroliuojama neaišku kaip su langais atidaromais, uždaromais. Ir nėra nuolatinio oro pritekėjimo ir ištekėjimo, tai galima sakyti, vėdinimo nėra namuose. Tai va, tiek. Kaip tiek tų, bet jeigu klausimų yra, rašykit elektroniniu paštu. Ir šitą konsultacijas galima padaryti pas jūs namuose, pasakyti, ką daryti, kodėl būtent taip, kokie variantai, už kokią kainą verta, už ką neverta, nes vėdinimo variantų šiais laikais labai daug. Nereikia koncentruotis tik va šitą
centrinė rekuperacija ir rekuperatorius. Ir dabar šiais laikais yra daug variantų, ką galima padaryti ir gerą vėdinimą ir nedarant centrinių rekuperatorių. Tai va, galima konsultacija net internetu, sakyčiau, visą laiką verta su geru specialistu pasikonsultuoti dėl vėdinimo įrengimo, nes kiek dirbu šitoje rinkoje, tai meistrai net geri, jų nėra užduotis jų konsultuoti. Ir jie dažniausiai labai negerų dalykų prikalba žmonėm, nes būna gal net netyčia prikalba, tiesiog, nežino, apskritai, ne jų užduotis pasakoti. Ir žmonės įsivaizduoja, kad žino, supranta, daug straipsnių tiesa apie vėdinimą, daug prirašyta informacijos apie vėdinimą, labai klaidingos, neteisingos arba pasenusios, daug kas keičiasi, nes vėdinimas toks dalykas, kur labai tobulėja, keičiasi, įranga vystosi, keičiasi, o šitų dalykų labai mažai kas seka, gilinasi ir pasakoja. Tai, kad nesuklyst, labai rekomenduoju pasikonsultuoti, nes be konsultacijos galite klaidą padaryti, kur jums kainuos labai daug tūkstančių, o perdarimas vėdinimo sistemos tai iš vis labai brangus dalykas. Geriau iš karto, iš pirmo karto, kaip sakant, žinot, ką reikia tiksliai padaryti, o kada yra pinigų, tada ir pasidaryti kokią jau nori sistemą tiksliai su 100% garantija, kad darys tuos procesus pas jūs name, kokius jūs ir norite. Tai tiek.